Gal aš spalvų nepažįstu. Vidurės, o čia fioletė. Ilgai lauktas maišas. Sveiki, atėjo man siunta iš Mihi ir noriu kartu išpakuoti. Ar pavyks vieną ranką, nežinau, kadangi mano laikiklis sulūžo, tai bandysim vieną ranką. O turime kartoną, lenkišką orą, čekį ir turime naujokų rinkinį. Tai yra omega 3. Turime Dermahelp. Čia reikės pasižiūrėti, gal jis man netyčia nuo psoriazės padės. Čia yra kūno kremas su šildančiu efektu. Čia yra šildantis kūno balzamas. Čia yra kaip vaistas nuo treniruočių, tinka masažai ir taip toliau. Tada toks daiktas bičių venų. Bičių nuodų kremas, ne taip pasakiau. Taip, nuo visokiausių kažkurį masažuoti irgi galima, nežinau, nereikės paskaityti daugiau. Tada Fatburneris, vitaminas D, čia 30 kapsulių, valantis šampūnas su anglimi ir burnos skalavimo skystis. Ir čia, man atrodo, aš gavau dar lietuviškus lipdukus, jeigu aš gerai galvoju. Taip. Kodėl, kas čia per produktai ir iš viso, iš kurie čia yra ir kodėl jie čia yra, tai kadangi FM nėra labai daug produktų, aš mėgstu vis tiek tinklinio marketingo įmonėse apsipirkinėti. Čia man tokia yra savotiška priklausomybė. Aišku, nuo priklausomybė reikia gydytis, bet aš tai gerai kaip yra. Ir aš užsiregistrau vienoje įmonėje. Ir man ten tam tikri momentai nepatiko. Ir toks, aš čia gal kada nors papasakosiu plačiau, bet aš esu gavusi produktų iš tenai, bandau, kol kas, ką bandžiau, nepasiteisino. Ir taip gavosi, kad mane susirado Mihi firmos atstovai. Ir kas tai yra Mihi, tai yra buvęs Berlikas ir tai yra, kadangi dalis buvo gaminama Ukrainoje produktų, dalis Lenkijoje, dalis Prancūzijoje, tai būtent tos gamybos, kas buvo gaminama būtent tenai ir liko. Ir kadangi prieš 2 metus įvyko pokyčiai, tai atsitiko taip, kad Berlikas, aišku, liko Rusijoje, o buvę lyderiai viso pasaulio, ne viso, aš nežinau, kiek ten jų buvo, bet susikūrė naują kompaniją. Ir realiai produktai yra, bet irgi vieną žiūriu, tarkim, čia yra Lenkijoje pagaminta, čia yra Lenkija. Taip, čia yra Lenkija, realiai čia manau, kad viskas bus lenkiška. Ir susirado mane viena moteris ir jinai pasiūlė pabandyti užsiregistruoti. Kadangi kai kurių produktų man ar taip reikėjo ir dėl plaukų, dėl psoriazės aš esu neviltyje, tai pabandžiau, užsisakiau būtent šitą šampūną valantį, nes pirkau iš vaistinės, pirkau šveitiklius ir visokius dalykus ir situacija tik blogėja. Ir aš po ilgo laiko pagaliau užsidėjau tamsią šitą palaidinę, todėl kad labai byra pleiskanas ir tai yra, tiesiog tai yra diskomfortas. Ir dėjausi ten aliejinės kaukės, tai jos truputį padeda, o šitas turėtų išvalyti. Ir aš kaip supratau, kad ir šitas problem turėtų irgi šiek tiek padėti. Čia yra kokosų aliejus, lanolinas, cinko oksidas, parafinas, žodžiu, tuomet eukalipto lapų aliejus, dar visokiausių ten žodžių, kurių nepažįstu, vetiverija aliejus ir taip toliau, mentolis, kamparas, taip, žodžiu, visokių dalykų. Tai va, tai šitas tai turėtų labai padėti odai. Žiūrėsim, kaip bus. Jis labai kietas jau jaučiu. Gal čia ne... Aha, kietas naivolė. Kvapas tokio vaisto, jo. Tai va, ką aš norėjau pasakyti. Ar aš dirbsiu kompanijoje šitoj kaip su tinklinio marketingu, aš nežinau. Ar vartotojai būsiu dar irgi nežinau. Aš bandausi tos įmonės produktus kitos, bandausi šitos. Ir kadangi naujokų rinkinys man buvo super duper akcija, tai buvo tam rinkiniai šitas
bičių nuodų, šildantis, no problem ir šitie 2 vitaminai, man atrodo. Jo, 5 produktai buvo rinkiniai išbandyti. Tai gal vitaminas D arba ten omega 3 išsidėsi naudojamas lengvai, nes čia labiau vitaminas D tai yra tokia profilaktinė dozė. Man kaip tik dabar tik profilaktinės jau reikia. Iš tikrųjų, aš nežinau, nesidariau tyrimų, bet aš sugeriau vis tą kursą tų 50 000 vienetų ir tada reikės gal po kokį mėnesį eiti darytis, būtent kokia ten situacija. Tai va, o dėl šitų tai tikrai bandysim, žiūrėsim, kas ten yra naudos ar ne. Tuomet pasiėmiau tą Fat Burner svorio metimas. Noriu pabandyti, ar man padės ar nepadės. Žinau, kad gal ir nereikėtų tom kapsulėm tikėti, bet čia yra su L-karnitinu, su žalia arbata ir... Kur yra angliškai? Lenkiškai labai sunku yra paskaityti. Avietės ekstraktas, žalios arbatos ekstraktas, guaranus ir L-karnitinas. Tai va, ir žodžiu, žiūrėsim, bandysim, ar kažkokie bus pokyčiai. Dėl šito vėlgi, tai tikiuosi, kad bus naudos. Ir visi produktai yra sunaudojami, tai aš tikiuosi, kad aš tikrai sunaudosiu. Ir žiūrėsiu tada, ar bus geriau ar blogiau. Ir kita kompanija, kurioje irgi užsiregistravau ir išbandžiau, tai yra Livion. Ir aš bandžiau filmuoti video, bet kažkas nepavyko man su filmavimu. Tai liko dalis kadrų, liko dalis neliko. Ir ten tai, kas liko, labai neaišku, kas ir kodėl. Tai kol kas bent jau man šitos puslapis, šitos aiškiau daug yra visa sistema, kas ir kaip. Nes, realiai sukurta būtent viskas tokio pagrindu, kaip ir buvo Faberlic. Tai ten buvo tikrai ganėtinai neaišku. Bet nespjaunu į vandenį, nes reikia pirmą pabandyti, sužinoti, kas čia kaip ir kodėl. Ir žiūrėsim. Vienintelis pliusas, ką galiu iš karto pasakyti čia, tai yra apsaugota tiek, kad neišbėgtų tik tai tiek. Ir sakykime, čia jokio, bet lipnė juosta uždėta tiek. Tuo tarpu, kai aš pakavau tą Livioną, tai aš išmaičiau visą dėžę šiukšlių, nes kiekviena pakuotė buvo įdėta į maišelį, tas maišelis apvoliotas kremą ir taip toliau. Tai čia man buvo minusas ir aš iš karto pasakiau, kad tai yra labai blogai, nes tikrai nereikia tiek to plastiko. Tai va, tai žodžiu bandysim ir manau tikrai artimesniuose video pamatysit, ką aš išbandžiau, ar tai verta dėmesio, ar tai visiškai nesąmonė, nes gal aš naudosiu tos produktus, ten aš pirkau tik namų valymo produktus ir veido kremus. Čia pirkau šitus produktus ir sužiūrėsim, išbandysim ir žiūrėsim. Sveiki, kadangi turėjau daug užsakymų, tai sutapo, kad viskas šiandien eina. Tiksliau, šiandien, o šiom dienom, tai yra vienas jau paštomatės siuntinys, vieną atvežė, jau 2 atvežė, du atvežė į namus, vieną atnešaisis kaip tik jau išpakuota, nesidalinau su jumis. Tai dėl šito tai nustebino, nes nebuvo jokios žinutės, kad veža, kad dar kažką. Ir tiesiog Lietuvos paštas atvežė į namus. Tai labai nustebom, nes niekada taip nėra buvę. Tai čia yra AliExpressas ir laukia dar pirkiniai iš Temu, iš Factcool. Ir viskas. Factcool yra labai daug tenai. Ir nežinau, ką ten reikės grąžinti ir ką ne. Kas yra čia? Žinau, kas yra čia. Tai yra pasirodymų rūbai. Tai vienas yra gimnastikos normalus rūbas, o kitas yra specialiam teminiam pasirodymui, kuris aš abejoju, ir tik būtent pasirodymui oro akrobatikai, bet Evita norėjo. Jis šiuo metu yra treniruotė, bet išpakuosiu, pažiūrėsiu ir parodysiu jums. Aš nežinau, kiek kam iš mano žiūrovų bus tai aktualu ir kiek, kas perka tokius dalykus, bet pasidalinsiu mažą ką. Iš tikrųjų, iš karto, kol dar neišpakuo, noriu irgi pasakyti, mes dažniausiai perkam arba dėvėtus mamų mugėj, arba pirkom Amazon, pirkom va dabar iš AliExpresso iš tikrųjų, ir Amazon pirkom tai Prancūzijoje, kai buvom, kad atsiųstų tenai, nes į Lietuvą labai brangiai gaunasi. Ir kodėl? Todėl, kad vaikas auga ir labai greitai išauga tos dalykus ir, pavyzdžiui, tą pernai, kur pirkom iš Amazon, realiai pasinaudojo vienose varžybose ir išaugo. Tai ir gerai, kad buvo toks, nebuvo brangus kažkokie. Taip, dabar kaip atrodo pirmas triko, tai yra toksai su šortukais, permatomas, nežinau, ar jūs mane matot, čia va yra permatoma, taip, šita dalis, va čia va matosi, permatoma, tokia, bet tokia nėra, kad žiauriai, rankovės irgi va tai va permatomas yra, ir šiaip čia dydis gerokai didesnis negu turėtų būti, bet manau, kad Evitai bus kaip tik. Čia neužsisega, būna kartais užsisega, tai neužsisega. Grįž, pasimatuos. Tai čia šitas, kad tiks
pasirodymui, tai net nebejoju. Kitas dalykas, kitas pasirodymas yra šiaip spalviškas, labai gražus. Turėjo būti pasirodymui baroko tema. Ir kadangi mes nieko neradom gimnastikos ir oro akrobatikos, tai pirkom tai, ką radom. Čia yra suknelė. Jis yra žiauriai didelė. Aišku, čia yra korsetas. Nu, bet aš nežinau, iš tikrųjų, aš Vitai sakiau, kad gali būti, kad nelabai bus okei. Vien todėl, kad čia yra oda, kad susivarstyti, bet jie, manau, neturėtų riboti, kliūti ir panašiai. O čia visgi yra, nežinau, pažiūrės, pasibandys. Šiaip fainas, kostiumas fainas, medžiaga irgi tokia ganėtai faina, aišku, čia bus poliesteris. Aš čia ėmiau 7S dydį. Apačia yra tokia vataiva ir vataiva, ta prasme 2 sluoksniai. Rankovės yra irgi tokios šleifinės. Aš bijau, kad jinai tiesiog pasirodymų metu susipainės ant šitų, ant lanko. Žodžiu. Reikės, jeigu ką, teks galvoti kažką išsiūti. Nes aš manau, kad mes nieko tokio special nėra. Matau ženklą, bet iš tikrųjų aš manau, kad tai tikrai bus interika, bet tokia neskista, tvirta ganėtinai ir pasimatuos, aš labai abejoju, kad jinai tiks pasirodymui, bet o gal. Tai va, noriu dar parodyti dar vieną siuntą, kurį jau seniai labai guli pas mane ir ta prasme, kad aš tiek neparodyčiau atpakuoju, bet kad tiek neparodyčiau, man atrodo, dar nėra buvę. Ir čia labai pradėsiu nuo pačių juokingiausių dalykų. Iš tikrųjų, čia užsakymas yra išaugink pats, ar auginu pats kažkas tokio. Ir aišku, tai yra sėklos ir tų sėklų yra labai daug, didelė dėžė, iš tikrųjų, kadangi sėklos nėra didelės, tai ką aš čia prisisakiau. Tai pirmas dalykas, iš kurio mes labai juokiamės, tai yra raudonieji, kaip čia jums parodyti, raudonieji burokėliai, net užrašyta raudonieji burokėliai. Gal aš spalvų nepažįstu, bet realiai, nieko čia neraudonieji. Ir paskui parašyta baltos spalvos šakniavaisiai. Iš tikro, aš kadangi jau minėjau, kad esu augusi kaime ir turėjom labai didelius cukrinių runkelių laukus ir pašarinių, tai aš jų tikrai nesėsiu, aš atiduosiu mamai, ką jinai norės tą padarys, gal ten sušers kokiam žąsim antim ar dar kažkam, kaip sakant, bet man tai yra, aš tikrai negalėčiau įsidėti burną šitokio būtent dalyko, nes man tai yra runkelis ir taškas. Tada jau yra kas toliau. Taip, tada prisisakiau ir gėlių, ir negėlių, tai vienas dalykas tai yra didžiažiedė petunija, aš didžiažiedžių būtent nesu turėjusi, paprastas pasėjau, dabar reikės sėti gal iki savaitgalį ir šitas. Tuomet yra kitas dalykas ropiniai kopūstai, kas tos vadinamos pas mus kaliaropės. Ir aš jas labai mėgdavau anksčiau, aš jas tiesiog mėgstu valgyti pačias vienas graužti kaip obuolius. Taip sako, tai yra trūksta kalio reiškia. Bet nežinau, čia teisybė ar čia yra prietaras, bet žodžiu šitas. Tuomet yra kukurūzai, irgi labai mėgstu rudenį. Tuomet baltieji žiediniai kopūstai megaton. Tuomet nusipirkau šitų muskatinių moliūgų. Muskusiniai, ne muskatiniai. Aš iš tikrųjų moliūgų sėklų turiu labai daug, bet galvoju šitas gal pabandyti kažkur šone pasėti, kad jie tiesiog užaugtų ir gal eitų, nežinau, kur nors. Gal šiltnamio pasėsiu truputį atskiroj vietoje, kad tiesiog būtų, nes jie tiesiog tos sėklos, kur aš turiu, aš nežinau, kas užaugs, kas neužaugs, nes pernai labai prastai užaugo, ten išdygo daug, bet praktiškai nieko nebuvo. Tada čia jau patikrintas dalykas yra agurkai pasamonti, jie gerai auga, gerai dera ir ta vadinama profesionali linija. Tuomet 2 maišeliai žirnių, čia yra raukšlėtieji žirniai bogiai. Tai va, jie yra kažkuo ypatingi, kad jiem nereikia atramų. Jo, nereikia atramus, tarpusavėje sukimba daugybę ūsų, žirneliai saldūs, ankštėse po 8-9, tinka šviežiam naudojimui, konservavimui šaldyje. Tai va, žiūrėsim, ar tikrai nereikia atramų, jeigu taip, turėtų būti visiškai faina. Tada kitas dalykas, kurio pernai auginau iš sėklyčių išimtų, tai yra ta vadinama dumblūnė, čia lietuviškai jinai vadinasi, dumblūnės jantar. Ir, žodžiu, tai yra čekiškos sėklos, aš kaip matau, ir, žodžiu, Aistis jas dievina tiesiog, bet aš pernai kisėjau iš sėklų sudygo, viskas ok, bet nebuvo nei vieno vaisiaus. Taip, tada paėmiau dar kažkokią kitokią petuniją miksą. Čia mirgų margų. Čia jau yra vokiškos sėklos, kiek aš matau.
Yes. Dodge. Tada čia yra brokoliai Kaune, negaminti, o supakuoti. Tikslaus ėjimo ir su kažkuo matyt apvolioti, gal jie yra kažkuo, kad tikslaus ėjimo, nežinau. Nes toks yra tikslaus ėjimo 2,5 fluodoxonil. Tada paėmiau raktažolių, 2 pakelius. Tada paėmiau 2 pakelius filerožių, tai pilnaviduris ir fioletinis. Įdomiai parašyta. Realiai jos abi yra pilnaviduris, tik šitos parašyta pilnaviduris, o čia fioletinis. Nu, okei, yra kaip yra, bet jo, žiūrėsim kaip čia augs, kaip žydės. Tada agurkai 2, šitų, man atrodo, kažkuriuos esu gal turėjęs, tai yra Alliance ir Adam. Man atrodo, kad Adam esu kažkada turėjusi. Tada užsisakiau žiediniai kapustai Amazing ir kalafiorai romanesko. Šitų labai seniai žiūrėjau daug metų, bet niekad vis nenusipirkdavau. Man tik šitoje nuotraukoje ant pakelio labai trikdo tas žmogaus purvinos rankos, kažkaip nežinau. Nu, aišku, gal čia daržas ir visa kita, bet taip nesižiūri. Bet čia mano problema. Tai va, galvoju, bandysiu pasėti ir žiūrėsim, kas iš to išaugs. Tada kas dar? Tai gėlės, tai vadinamas žydrasis bandrenis, va toksai, turėtų būti labai labai gražus. Tada rudbekija, apie kurią seniai jau norėjau ją turėti. Tada dar vieni žiediniai kopūstai brius. O čia dar ne viskas. Tada užsisakiau Velykų žolės tokios. Šitos nesu bandžius. Tada 3 pakuotės Rover ridikėlių. Patys tobuliausi pasaulyje ridikėliai, ta prasme, jie visam sezonui. Jie yra greitai augantys. Lapai nedideli, vaisiai dideli, bet neperauga, neplyšta, žodžiu, ne kartus, ne aštrus jokie, bet ir nėra tie, kur beskoniai, kaip dabar parduotuvėse, kad yra. Tai, žodžiu, tobuliausi pasaulyje, bet labai retai, kur randu nusipirkti. Taip, tada kitas dalykas yra gužinės salotos, jos, man atrodo, jau reikės sėti, jo, jau reikės savaitgalį pasėti. Tada dar vieni kukurūzai kitokių rūšių, tada petunijos 3 rūšių, 2 baltos kaskada tokios ir fioletinės. Aš nežinau, kodėl man petunijos tokios labai patinka. Ir tada paėmiau dar kopūstų tokių, tiarą, ir paėmiau valgomieji pomidorai rugantino. Tai vat pabandysiu pasėti, tokių nesu auginusi. Bet kas nustebino, sodinami nuo sausio mėnesio pradžios, sveriantys iki 200-250 gramų ir sparčiai augantys. Kaip čia bus, kas čia bus, ta prasme nežinau, bet aš kaip suprantu, net pagal tai, kas parodyta, šiltnamį galima iš karto, žodžiu, sėti, jo, iki balandžio galima. Ir tada jau gegužę gali būti derlius. Tai vat labai labai įdomu, kas čia per monas, kaip sakant. Ir čia yra jau kėdainių sėklos. Nesu girdėjęs apie tokį dalyką, kad būtų galima tokiu metu pasisėti pomidorų, bet o kodėlgi ne. Tai va, tai toks užsakymas, iš tikrųjų, čia, kaip sakau, mano toks džiaugsmelis ir šių dienų aktualijos, nes aš ten kursus klausau, jau planuoju, kaip kasėsiu. Ar man dar reikės sėklų? Manau, kad ne, bent jau teoriškai, praktiškai gali būti kaip visada. Tai va, ir žiūrėsim. Sveiki, pagaliau atkeliavo mano tas ilgai lauktas maišas. Va toks va. Ir žiauriai sunkus. Tai eisim pakuoti, žiūrėti, kas čia yra. Ir noriu išpakuoti jį kartu su jumis. Tai nieko nelaukiam ir pradedam. Beveik įveikta. Dabar, žodžiu, čia yra daug daiktų. Ir prašykit, kaip galvojat, kiek iš tų daiktų keliaus atgal. Aš galvoju, kad kokie 4 mažiausi daiktai, tai tikrai keliaus atgal. Nu, kažkaip to spėju. Taip. Tai pirmą aš imu suknelę, kuri labai negražiai supakuota. Ir ji yra paprastos medvilninės medžiagos. Čia yra tokia, bent jau teoriškai, su nukrentančiu pečiu. Ilgis geras, aš paskui pasimatuosiu ir pasirodysiu. Ir spalva labai graži. Taip va, žiūrėsim, aš atsakau, turi būti petys nukritęs ir yra dirželis.
Suknelė faina, viskas kaip ir okei. Diržas, nu, nežinau, kiek iš čia reikalingas, bet jeigu normaliai, tai kažkas su liemeniu yra negerai, nes liemu nuvažiuoja iki ten. Aišku, gal čia tikslas yra ir mintis, kad bus va tai va, bet žinant mane, tai tikrai nuvažiuoja žemyn. Tai va, nežinau, reikėtų pasižiūrėti veidrodį, kas čia ir kaip. Taip, next. Užsimerkti ir traukti. Mane Vita liepia užsimerkti ir traukti. Taip, čia yra paprasta juoda palaidinė, kadangi aš visą saviškę sunešiojau ir tokia, kaip sakant, pirmas sluoksnis. Jinai labai atrodo maža, bet labai maloniai tamposi. Tai irgi pažiūrėsim, kokia čia situacija. Nes aš viską sunešioju, būna kartais užsidėdė, nors, vat kaip dabar, tarkim, golfas, tai užsidėti kokį nors daiktą, ten megztiniai užsimesti ir dar kažką. Taip. Aišku, čia visi matosi rinkės ir taip toliau, bet ta palaidinė yra tokio ilgio, net kažkokiu pūkeliu truputėlį pašiltinta yra. Žiūrėjom toliau. Vėl dėžutė. Evita užsisakė tokias Batmano kojines, iš tikrųjų pas mus kojinių labai daug ir išsimėti ir kadangi vaikų kojos auga, ir susidėvi, išsimėti ir kadangi vaikų kojos auga, tai irgi reikia laikas nuo laiko atsinuojantį ir Evita užsinorėjo iš tokių, tai galiu ją atiduoti, nes nei čia man padeda. Taip, tada čia nepakuosiu, atiduosiu vyrų išpakuoti, nes čia yra dovanėlė, apatinis trikotažas. Pat fainai taip įdėžutai. Taip, tai nepakuosiu. Ok, tada yra kitas dalykas – džinsai. Kelnių aš užsisakiau, iš tikrųjų dėl kelnių čia viskas ir buvo, nes niekaip negaliu rasti savo normalių džinsų, pirkau iš Sheino, pirkau iš dar kažkur, tai kažką atidaviau Brigitai, kažką pardaviau. Vis nepataikau su dydžiais, nes iš Sheino grąžinti visiškai neapsimoka. Tai va ir bandom žiūrėti, kas čia bus su tais džinsais. Tai džinsai Trendy All. Tai yra, man atrodo, Man Fit. Aš visada su jais išsiduriu, bet pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Atrodo žiauriai platus, nu bet o gal. Taip, kraunam visus maišelius į krūvą, gal kameros kažkada nebesimatys jau. Džinsai iš to Man Fit visai nieko, man truputėlį per juos minimos, taip norėtųsi laisviau. Tai dėl šitų pagalvosiu, gal Brigitai pasiūlysiu, jeigu ką. Taip gaunasi, kad aš vis nusipirku, kadangi mes nešiojam tą patį dydį, tik tai pasielimo siauresnis autobailas platesni, tai gaunasi labai gerai. Nes čia kalbam, kad tikrai yra vietos, o per juosmenį tai norėtųsi laisviau, bet šiaip neblogai visai. Tada kojinės man. Aš savo kojinės jau sunešiojau, tai tiesiog norėjau, kad būtų kažkoks skiriamas bruožas, čia Le Cooper Original, nežinau, kokia čia ta firma, prancūziška, gal ir ne. FR, taip, FR, man atrodo, prancūziška. Tai va, ir, žodžiu, kojinės, tik tai žiūriu, kad jos turi tokį šitos, tai ne, čia yra 75% medvilnė, 23 poliesteris, 2 elastano. Šitos yra tokios, kadangi austos, tai man labai nepatinka, kai būna kliūva, tai prasme siūliukai išsitampo ir ten už kokio piršto užkliūva ar dar kažkur. Bet šiaip tai viskas tvarkoja, 3 juodos užrišo ant pado ir 2 su tokios margos, tai galėsiu vėl nešiot, kol ateis kedų sezonas. Taip, kitas dalykas yra, kadangi mes kai ėjom šokti, kalbėjau apie tai arbatos vlogę, aš supratau, kad tokiem renginiam aš nelabai turiu tinkamų rūbų ir galvoju, reikia kažką nusipirkti, tokio įdomesnio, kitokesnio, tai nusipirkau tokią palaidinę su skyle. Aišku, netrumpa, bet pasimatuosim, pažiūrėsim. Jei ne, aš manau, kad žinau, kas iš manęs atimsi. Dar vieni džinsai. Tai yra pilki džinsai.
Aš į savo darbą negaliu nešioti juodų, kadangi, na, jie išsipurvina, tiesiog yra toks darbo pobūdis, kad gali išsipurvinti. Tai norėtųsi, kad nesimatytų, ne taip greitai matytus, nes ten, kaip sakant, jau nuo kiekvieno apčiai matosi. Čia yra tokie pilki džinsai paprasti, aukštų liemenių, kiek matau, Greta vadinasi Zeres. Ir čia yra kas parašyta, nesuprasiu kokia kalba. Taip, ir yra kas įdomu, gal kažkam įdomu, yra su blizgučiu ant užpakalio, ant kišenį. O čia tai iš tikrųjų aptempta ganėtinai trumpa palaidinė. Aš net įsivaizduoju, kad ant jos galime ir tos pačius marškinius užsidėti. Etiketė, aišku, graužia jau. Ir galvoju, kad čia bus gal labiau atvira per atvirą, kad tokia labai faina. Tai va. Marškiniai tikrai lieka, palaidinė tikrai lieka, šitie džinsai manau irgi. Ta prasme, į darbą trinti bus labai super. Taip. Jeigu jūs galvojate, kad mes jau baigiam, tai dar ne, dar yra vatiekla. Šampanę šitas nupirkom vyrui, bet žiūrėjus jau žiauriai ryškas. Tai nežinau, ar jis nešios, ar atiteks Evitai finale, nes nu tokios tikrai ryškas. Tai, aišku, čia didokos, bet žiūrėsim. Yra tokios pica koinės. Čia irgi Evita užsisakė savo, nes sakau, koinės visus išaugo, tai vat jau dabar jinai jau laukia manęs. Opa! Taip, ir pas mane liko dar 4 daiktai. Tai pradėsiu nuo suknelės. Šita suknelė irgi yra iš Frogijos ir kainavo gal 5 eurus. Kodėl aš ją pirkau, tai norėjau tokio grinai naminio rūbo, kadangi supratau, kad naminė suknelė. Kartais man visai patinka suknelės nešioti namuose, bet aš supratau, kad turiu vieną vienintelę, tai kai užsikabinu, tai nešioju, skalbiu. Ir norėjusi kažko tokio, nu tiesiog namie turėtis nešiojimo paprastą suknelę. Ar jinai bus ta, jinai tokia paprastutė, visiškai su dirželiu, ilga, tai irgi pasimatuosiu, pasirodysiu. Tai paskutinė suknelė, kurią aš pirkau kaip naminę, bet kažkaip sustilizavus, kažką padarius įdomiau, gal su kitu diržu. Aš manau, kad jinai ne taip naminė gali būti. Nu, ta prasme, pasivaiščiau prieš šeit kur nors, nes lengva tokia. Ir nežiūrėti veidrodį. Taip, tada dar vienas dalykas yra marškiniai, tokie dryžuoti. Ir jie yra šitas dalykas, kurio ilgiausia laukiau, kadangi daug kas, nu, ne viskas buvo sandėlyje. Tai marškinių teko ilgiausiai laukti, aš negalvoju. Ar tikrai man jų taip reikėjo, kad aš neturėjau šitiek laiko laukti. Taip, tradiciškai popierius. Medžiaga man patinka, kad ir kaip keistai kampė skambėtų. Čia yra sintetika, bet aš mėgstu sintetinius viršutinius rūbus. Taip, ką aš norėjau pažiūrėti. Čia yra, man atrodo, poliesteris. Nematau sudėties, nes čia yra turkiška. Ir nemanau tikrai, kad bus čia koks nors medvilnės gabalėlis. Prašau? Žodžiu, tik dabar supratau, kad prieš tai buvusio komplekto nepapasakojau. Tai dydis tinka tik marškiniai labai malonus prie kūno, nors, kaip sakiau, sintetika. Džinsai labai viskas gerai, aišku, jie labai aptarti. Šitie gerokai laisvesni. Tada yra kelnės, kurių labai laukiau, bet čia jau yra tokios būtent ar į šokius nueiti, ar kažkur tai. Tai yra juodi džinsai realiai. Kuo mane jie sužavėjo, aišku, nežinau, ar aš juos įlysiu, nu teoriškai tampus, bet žiūrėsim. Yra tos sagos tokios. Ir čia yra tiesus, kaip suprantu. Ir užtrauktukas yra šone. Tai va irgi matuosiu, viską pasirodysiu, ar nebus ir per siauri truputį. Nu, pažiūrėsim. Džinsai tai atrodo taip, jie yra visgi skinny, sakyčiau, aišku, apsipukavo, tai čia momentaliai. Sagutės tos labai fainai. Nice. Ir paskutinis dalykas yra dar vieni džinsai, tai yra užsegami su sagutėm. Ir tuoj pakuojam ir žiūrim, ką turim. Tokie labai maži atrodo irgi, nors aš pirkau tiesius, bet man tai čia netiesus. Ar aš kažką netaip vėl sužiūrėjau. Ladies jeans. Nu, okei, tarp. Tai va, tokie turėtų teoriškai tikti. O dabar yra įdomioji dalis. Tai patraukiu visą šitą, einu matuotis ir rodytis. Tai
Žodžiu, susimatavau viską, paskutinė suknelė yra ant manęs ir visai faina, manau, kad aš ją tikrai pasiliksiu. Tai dvejonių kelia tik 2 dalykai, tai yra žalia suknelė ir džinsai. Žalia suknelė šiaip yra faina, bet ten man yra per daug medžiagos ir aš dėl to labai galvočiau. O džinsai visgi yra ne man, tai pasimatuos Brigita, jeigu jie tiks ir patiks, tai liks, o jeigu ne, tai tuos džinsus grąžinsim. O visa kita realiai lieka, jau išsirinko, išsidalino ir taip toliau. Aš esu nustebus, kad tiek dalykų pataikiau. Sakau, suknelė iš kainavo 6 eurai, bet tikrai, aš namie galiu, kaip sakant, užsimesti ten kažkokiam pasisidėjimu, ar kaip sakau, miestą išėt pasivaikščioti, ten kokį Vingio parką ar kažkur, kur mes beitume. Aišku, mes dabar retai einam, bet vis tiek. Tai va, ir sakau, dėl to žaliuosi, dėl to džinsų galvos. Iš tam video gavosi labai daug pirkinių ir iš skirtingų vietų. Faktcool, kiek aš supratau, yra iš Slovenijos užsakinėje. Tai susitvarkyti, susidėlioti viską ir bandysiu sėsti ir redaguoti jums video, kad įkelti, jie ne šiandien, tai rytoj. Ir nuorodas visų dalykų tradiciškai paliksiu apačioj, video aprašyme, jeigu kažkas naudinga, matot, kad reikalinga, tai naudokitės. Nei vienas daiktas nėra reklama, viską pirkau už savo pinigus ir tiesiog sąmoningai ir dariau taip, kad laukiu dėlionę, redagavau tol, kad viskas sueitų. Dabar jau nieko nebelaukiu iš jokių užsakymų, tik tai vienintelis, kad Vintedo žiūriu sijoną nusipirkti, tam tikrą konkretų, bet niekaip negaliu surasti. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu, pasidalinkit, kas iš šiandienos šio video rūbų, būtent iš Faktcool, kas jums labiausiai patiko. Man truputėlį gaila, kad man netinka šitie Mumfit džinsai, todėl kad modelis visos, sakykime, proporcijos, viskas kaip yra ok vaizde, bet, sakykime, aš jau spaudžiu liemenį ir aš nuėjau pirmą aukštą pasirodyti, kaip aš atrodau. Ir lipant į viršų atrodo kažkur spaudžia nekomfortiška. Ir ta prasme, tai yra nauji džinsai ir jau yra nekomfortiška. Man atrodo, ten yra mažai elastano. Tai dėl to taip ir yra. Ir, žodžiu, aš suprantu, kad ne, aš nenoriu su jais pinkintis. Sakau, Brigita pasimatuos, jeigu jie tinka. Ok, netinka, tai grįžta atgal. Ir žalia suknelė, sakau, taip 50-50 kol kas. O visa kita lieka. Tai labai džiaugiuosi, kad pasipildžiau savo džinsų, džinsų lentyną, nes visi jau yra nuskalbti. Ir čia, aišku, kito video turbūt mintis, bet man reikia nusipirkti, rasti, kur nusipirkti džinsų tų dažų specialių, atsinaujinti, nes yra džinsų, kurie yra nenunešioti, jas reikia tiesiog atnaujinti spalvą, ta prasme, jie yra nesunešioti fiziškai, jie yra nuskalbti, nusiskalbę. O kadangi dabar girdžiu sirbliuoja už durų ir tikiuosi, kad jums to nesigirdi arba girdis labai silpnai, tai persirengti, pasimatuoti, susitvarkyti ir, kaip sakiau, sėsti redaguoti video. Tai ačiū, kad buvot kartu. Žinau, kad pirkinių video jums labai patinka, tai labai lauksiu komentarų. Ir parašykite, ar atspėjot, kiek rūbų liks, kiek ne. Nes, kaip sakiau, 2 rūbai yra ant klaustuko ir tikėtina, kad grįž, visa kita ne. Tau prasme, tikrai kitų dalykų negrįžinsiu, tai esu pati nustebusi, kad tiek daug pataikiau. Nes buvo tikrai tokia yra buvę atvejų, kaip, pavyzdžiui, iš Zalando, man atrodo, užsakinėjau, kad ten daugiau išvažiavo, negu liko, man atrodo, 1 ar 2 daiktai tik tai liko. Tai ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimų kitas video. Ate.